ką, viešnios paliko studiją, likau tik tai aš ir tu. Noriu gal papasakoti, atėjo tas laikas papasakoti jums apie šiandieną, dabar prasidedantį tarptautinį kino festivalį Baltijos banga, kuris yra Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos vienintis reikalas. Ten bus rodomi vaidybiniai ir dokumentiniai filmai bei veiks animacijos mokykla, kuri nuo šiandienos iki pat 26 dienos veikia, ir apie visą tai su pačiu festivalio organizatorium. Paklausom. Sveiki malonus Neringa FM klausytojai. Šiandien išaušo ne tik Baltijos kelio diena, bet ir tarptautinio kino festivalio Nidoje Baltijos banga atidarymo šventė. Ta proga kalbinu žymų kino režisierių, šio festivalio organizatorių Gytį Lukšą. Gyti, sakykit, iš tikrųjų tų kino festivalių turbūt Lietuvoje pastaruoju metu visokiausių yra. O jeigu, tarkim, dar žmogus netapęs šito kino festivalio fanu, tai kaip mes galėtumėm pasakyti, kuo šis festivalis įsiskiria? Kuo jis ypatingas? Labadiena. Iš tikrųjų, festivalių Lietuvoje vis daugėja. Įvairūs. Vieni festivaliai tai varžytuvės, kiti daugiau komercija. Aš manau, šis festivalis įsiskiria pirmiausia tuo, kad tai nekomercinis, neglamūrinis, daugiau draugų susitikimo šventė. Kasmetinė, kuri štai kartuojasi jau 9 kartą. Festivalio idėja bendraut, žinot, kas per metus nuveikta 3 Baltijos šalyse, pasidalint naujienom, patirtim, nauja patirtim. Festivalis visuomet prasideda 23 Baltijos kelio dieną ir toks įspūdis, kad bent jau kino srityje mes visi kino žmonės taip ir nenorim paleistų rankų. Kažkada susikibam rankomis, taip ir laikomės, norėdami jaust viens kito pulsą, žinot, kasgi vyksta šalimais. Be nuolatinių festivalio dalyvių, Estijos ir Latvijos kinematografininkų, kviečiam svečius ir didžiuojamės, kad mūsų svečiais jau yra buvę ir Švedijos, ir Suomijos, ir Lenkijos kinematografininkai, kad jau ne pirmą kartą svečiuojasi vienas didžiausių pasaulio transliuotojų Vokietijos radijo ir televizijos kanalas Deutsche Welle. Viena iš nuostabiausių mūsų tradicijų ir viena iš sudėtinių dalių festivalio tai yra vaikų animacijos mokyklėlė. Labai emocionalus renginys ir aš pagalvojau, kad jau prabėgo tiek metų, kai kurie vaikai jau ir užaugo belankydami mūsų mokyklėlę ir dabar arba jų jaunesnieji broliukai ir sesutės ateina, arba jau ateina tie, kurie atsirado šiam pasaulyje prasidėjus šiam festivaliui. Naujiena, štai jau 2 metai, kaip mes prieš festivalį klausom geros džiazo muzikos. Pabaigai aš noriu pasidžiaugti, kad kai aš matau tuos pačius veidus kasmet, aš suprantu, kad festivalis turi nuolatinių gerbėjų būrį, kurie planuoja savo atostogas Nidoje būtent festivalio metu. Ir ne tik tai Lietuvos žmonės, bet kalbėjausi ir su vokiečių grupėm, kurie sako, mes irgi planuojam savo atvykimą, kad būtume tame, kaip jie vadina, jaukiame, ramiame ir tokiam mielame, renginyje, kur galima ne tik pažiūrėti filmus, bet galima ir pabendrauti su jų kūrėjais. Grįžtu į pagrindinį festivalio apibūdinimą, kurio jūs klausit pradžioje, tai yra visų mūsų šventė. Štai taip gražiai labai ir ramiai viską papasakojo Baltijos bangos festivalio organizatorius Gytis Lukša. Interviu Paukščiukų fone kūrė Rasa Šimkutė. Ačiū jai už tai ir noriu tai priminti, kad visi šio festivalio renginiai yra nemokami, taigi daugiau informacijos be abejo rasite ir mūsų socialinėme tinkle bei internete neringafm.lt skyrelyje naujienos. Na, o toliau ta nuotaika tokia ir ta ramybė mums padės dar labiau įsijausti Bonobo Transit. Lik prisijungęs, čia Neringa FM ir geros bangos su Tomu.